grįžtame į savo ištakas. Stovime čia toj vietoj, kur Alytus žemėlapį pažymėtas, kur mes esam. Ir norėtumėm pasakyti, kad pastaraisiais metais tikrai Alytus labai gražėja. Daugėja visokių atrakcijų, daugėja dviračių turizmo, dviračių kelių, kuriais žmonės, miestiečiai, svečiai važiuoja į piliakalnį. Ir mūsų vienas iš tikslų buvo, kad šitas objektas būtų įtrauktas į tiesiog dviračių kelių maršrutą ir žmonės, mūsų miestiečiai, svečiai galėtų čia užsukti ir vėliau vykti prie piliakalnio, čia išsamiau sužinoję miesto ištakas, istoriją, su kai kuriais paaiškinimais ir taip toliau. Tai yra tikrai labai atsakingas dalykas muziejininkams atidaryti naują ekspoziciją. Tai mums yra tarsi kūdikio gimimas. Prieš, kaip čia metų, prieš 5 gal, gimė ta mūsų ekspozicija Alytus archyvų, bibliotekų, muziejų dokumentuose. Tai buvo kaip ir pirmas toks kūdikis po ilgesnio laiko ir dabar štai šita nauja archeologinė ekspozicija, tai yra mūsų ištakos. Prie ekspozicijos kūrimo ir apskritai prie šito projekto, aš gal pasikartosiu, prisidėjo labai daug žmonių, mūsų muziejaus kolektyvas. Ilgai mes diskutavome, kūrėme archeologinės ekspozicijos koncepciją ir tos koncepcijos įkūnytojai, įkūrėjai, tai yra mūsų muziejaus istorijos skyrius, istorijos skyriaus vedėja Vilma Jandžiulytė, Artūras Balčiūnas, Vilmantas Dunderis, vėliau prisidėjo visa eilė žmonių, tai yra Deimantė Eidukaitė, Galina Tamošiūnienė, konferencijų net nepaminėjau, nors čia žiauriai daug prisidėjo prie viso to. Labai norim padėkoti visiems čia vienaip ar kitaip prisidėjusiems savo patarimais, komentarais, tiesiog pastabomis. Norim padėkoti Alytaus miesto savivaldybei, ekspozicijos mūsų šitos idėjos įgyvendintojams, durų sistemoms ir Algirdui Rutkauskui, vat matau, yra atvažiavęs specialiai. Na ir daugeliu tų žmonių, kurių galbūt nepaminėjau, bet vienu ar kitu būdu jie dalyvavo šitos ekspozicijos kūrime. Na ir dabar tiesiog trumpai noriu, kad ekspoziciją, jos idėją pristatytų istorijos skyriaus vedėja Vilma Jandžiulytė. Labą dieną dar kartą. Taigi apie ekspoziciją galbūt. Na, kaip ir direktorė minėjo, pačios ekspozicijos kūrimas truko maždaug 2 metus. Na, gal ilgiausias procesas, tai vyko koncepcijos sukūrimas ir jos išgvildenimas. Tai, ką mes iš tiesų norime čia pamatyti, buvo įvairių minčių, ką mums konkrečiai eksponuoti šitoje ekspozicijoje, kol galutinai apsisprendėme pateikti visą Pietų Lietuvos archeologiją, galime sakyti. Tai ekspozicija susideda iš 3 pagrindinių dalių, na ir dar yra keletas šalutinių, tai apie tas 3 pagrindinės temas. Tai pirmoji tema tai yra skirta akmens amžiui Pietų Lietuvoje ir joje yra akcentuojamas titnagas. Titnago reikšmė Pietų Lietuvos regionui, titnago gamyba, kaip iš kur atsiranda tas titnagas, kas iš jo gaminama, na ir kokie daiktai yra iš titnago ir galų gale kaip jis yra panaudotas. Na, antroji dalis yra skirta geležies amžiui ir čia pagrindinis akcentas yra skirtas jotvingių gyvenimui. Būtent kairėje Nemuno pusėje pirmame tūkstantmetyje gyveno jotvingių gentys, na ir iš tiesų dauguma Alytaus krašto gyventojų save kildino kaip jotvingių protėviai, taigi šita dalis skirta daugiausia jotvingiams yra.
Trečioji dalis yra skirta duoklė miestui, tai yra būtent šitai vietai, kurioje ir esame, tai yra pirmajam Alytui. Na ir pristatomas Alytaus miesto istorija, galima sakyti, nuo miesto ištakų iki 16 amžiaus. Tai yra iki to laikotarpio, kai Alytaus miestas tapo miestu. Na ir jame taip pat yra eksponatai, kurie ir papasakoja tą istoriją. Tai yra eksponatai iš Piliakalnio papėdės gyvenvietės, iš Piliakalnio kapinyno ir taip pat paskutiniai kasinėjimai, kurie vyko pirmojo Alytaus aikštėje, taip pat pateikia dalį eksponatų. Dar viena dalis ekspozicijoje yra kaip keičiama ekspozicija. Ir šiandien toje keičiamoje ekspozicijoje mes pristatome Bazarų kapinyno radinius. Na, tuo pačiu norėdami kaip ir pristatyti knygą, kurią šio projekto veikloje išleidome, tai yra Bazarų kapinyno radiniai, tai tuo pačiu ir pristatom laikiną ekspoziciją skirtą Bazarų kapinynui. Na, ta ekspozicijos dalis, jinai laikas nuo laiko bus keičiama, na, tarkim, po kitų metų mes kitą parodysim dalį skirtą būtent archeologijai. Na, ką dar čia jūs pasakyti, o dar nepaminėjau. Taip, jeigu kad visai aišku būtų, tai trys dalys jos atskirtos yra spalvomis, tai akmens amžius yra geltonoji spalva, ten yra vadinamas pilsvas, tai yra akmens amžius, raudona spalva, tai yra jotvingių laikotarpis, na, žiūrintis povinius jotvingių laikus, na, galų gale altarišką žūtį, na, ir miestas yra žalia spalva, na, gėrio, žodžio, tikrumo spalva. Na, galbūt apie pavadinimą. Ekspozicijos pavadinimas kai sielos neliko medžių. Na, per konferenciją Artūras minėjo apie šitą pavadinimą, galbūt kas nebuvo konferencijoje, pasikartosiu. Pagal jotvingių paprotį mirusius jotvingius įsikūnydavo jie į medį. Pagal jų, jie tikėjo, kad įsikūnija dvasios į medžius. Na, ir iš tiesų, ta mintis, kai sieloms neliko medžių, kadangi jotvingiai išnyko, vadinasi, jiems nebeliko medžių. Na, tai čia tokia intencija, būtent jotvingių likimą. Taigi, nežinau, ką dar. Jeigu klausimų, gal turite paklausyti. Kokios pramogos čia? Taip, iš tiesų, jeigu norite šiek tiek pamiklyti rankeles, galite pabandyti senovinius darbus nudirbti, tai yra pamalti grūdų su akmeninėmis girnomis, pagręžti medį, nušlifuoti akmenį galima pabandyti. Na, taip pat pažaisti kompiuteriais, tai yra kompiuteriuose tai yra žaidimai, galima pažaisti, na, taip pat ir paieškoti informacijos, kuri yra papildanti ekspoziciją. Taip pat mes esam parengę edukacijas specialiai skirtas būtent šitam archeologiniam laikotarpiui. Tai yra 4 edukacijos, rekonstrukcija, tai yra rekonstrukcija žiedinių šarvų gamybos rekonstrukcija kartu su juostomis. Rytinėmis juostomis yra naginių rekonstrukcija, atskira edukacija ir yra archeologinių tyrinėjimų edukacija ir archeologinių kasinėjimų edukacija. Tiksliai pasakiau, nežinau, ne mano edukacijos, tai pavadinimo tikslaus neprisimenu. Bet iš tiesų, jeigu sudomintų, galima susakyti specialiai šitai ekspozicijai pritaikyti. Tai va tiek pramogų. Tai čia dar ne viskas, mes ne viską matome. Čia, kadangi žinom, kad bus nemažai žmonių, negalėjom visko sutalpinti, tačiau kita žemesnė dalis, kaip ir yra mūsų edukacijų salė, ir yra specialiai visa įranga atskirai, ir stalai, ir dėdės ir taip toliau, kurios šiandien tiesiog nesudėjome visko, bet tas edukacinės programas, užsiėmimus galima užsisakyti ir šeimom, ir klasėm, ir draugų grupėm, ir pramogai, ir kaip norėsite. O taip, čia trumpai tiek.
Ir tiesiog dabar gal norėčiau pakviesti Algirdą Butkauską, kuris padėjo mums įgyvendinti šitą. Nepasiruošęs kalbant, tikėtai. Mes stengiamės padaryti, ką padarė Matosi. Norim padėkoti už tą pasitikėjimą. Šitam krašto šilinės vertinas, mano tėvai iš šiame, iš Trimonių. Tas darbas tikrai įdomus. Stengiamės vertinti jums, kas darbas. Tai džiaukitės, jau galime gerai pristautyti čia iš jūsų. Taip aš nieko nedariau. Klausykime, mes jau kažkokios sistemos. Susivokime, pradedam sistemingai. Jūs kiekvieną galėsite įveikti,